Šeimininkėm irgi padėkoti už skanias vaišes. Ir mes kaip į svečius, nevažiuojam, kaip mums sakas, į svečius įvažiuojam, negali dovanų, ar ne, be jokių. Ne, nebūtinai. Gražios akys, šypsena, gera nuotaika, jeigu įsineša, tai visą ką geriausia. Jo, iš tikrųjų labai skanu, labai gera pasisvečiuoti tokiam krašte, nes aukštaičiai Žemaitijoje faktiškai, ne? Tai iš tiesų labai skanu, ar ne viskas buvo labai viskas skanu, labai sodu, labai gardu, iš tiesų. Visai mūsų patiekalai kitokie, nes labiau šilkinės košės, gal darom kitokias košės, pusmarškonės, bet kitoks, sakykime, jūsų tas gaminimo būdas. Ir duonytė taip pat viskas labai skanu, taip kad mes norim irgi savo šiek tiek vaišių. Čia irgi mūsų bendruomenės narių. Ir medus, ir arbatėlė, ir sūris. Taip kad čia aukštaitiškos vaišės jums. Jolanta suslėgė vakar sūrį. Jo. Kodėl einate, jau tuoj įpilsite? Ne. Ką jau ne.